Labą dieną. Pradėsime informacinių technologijų kurso paskaitą ir pradžioje geriausiai būtų susipažinti. Taigi, aš esu Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto dėstytojas Jonas Čeponis. Jeigu kuomet reikės dėl šio kurso ar kitais klausimais su manim susisiekti, geriausiai tai padaryti elektroniniu paštu adresu jonas.ceponis@ktu.lt. Šiame kurse aš skaitysiu teorinės paskaitas. Na ir iš karto noriu pasakyti, kad siekdamas paįvairinti savo paskaitų turinį, juose dažnai naudosiu įvairią filmuotą medžiagą, įvairius filmukus ar kažkokią tai statistinę informaciją. Ir tikrai ne visa informacija bus lietuvių kalba, kai kas bus ir anglų kalba, ar gal ir kitom kalbom išpuls, bet tikiuosi, kad dėl supratimo, kokia ta informacija yra pateikta, jums nekils. Jeigu iškils, tai visuomet galėsit man parašyti elektroninį laišką ir aš mielai pasistengsiu į tai atsakyti. Taigi, kadangi šitas kursas vadinasi informacinės technologijos, tikrai manyčiau visi puikiai suprantat, kad šiuo metu informacinės technologijos yra naudojamos labai įvairiose gyvenimo srityse, praktiškai netgi sunku sugalvoti kažkokią tai gyvenimo sritį, kurioje informacinės technologijos nebūtų naudojamos. Na ir paėmiau internete, parinkau keletą tinklalapių, kurie bando sugrupuoti ar parodyti, kokiegi yra didžiausi žmonijos ar inžinerijos kažkokie tai išradimai pasaulyje. Tarkim, vienas tinklalapis, kuris pabandė nusakyti, kokiegi yra pagrindiniai 20-ojo amžiaus pasiekimai ir, tarkime, šitame sąraše 10 pagrindinių išradimų, 8 vietoje yra kompiuteris, 5 vieta susijusi irgi su informaciniam technologijom, tai yra elektronika, nuo šiuo metu radiją ir televiziją irgi galima priskirti informacinių technologijų sričiai. Kitas tinklalapis, Telegraph.uk, pirmą poziciją išskiria, kad GPS, tai yra globali pozicionavimo sistema, yra vienas iš svarbiausių išradimų. Jiem kažkodėl atrodo, kad ir Sony Walkman grotuvas yra labai aktualus dalykas ar sportiniai bateliai, tačiau tikrai yra ir socialiniai tinklai, ir elektroniniai pinigai. Kitas tinklalapis Top 10 į pirmą poziciją pagrindinių išradimų srityje nurodo, kad tai yra internetas, taip pat yra asmeniniai kompiuteriai. Jiem kažkodėl atrodo, kad svarbus labai dalykas yra ir dribsniai. Kitas tinklalapis lietuviškas top10.lt į pirmą poziciją prie pagrindinių išradimų priskiria internetą, antroje pozicijoje yra kompiuteriai, trečioje vietoje mobilūs telefonai, kurie dabar ir tapę labai išmanūs, ar tarkim biuro programinė įranga, ar mikroprocesoriai. Tai tikrai peržvelgus įvairius bandymus nusakyti, kokiegi pagrindiniai išradimai yra žmonijos istorijoje, ar bent pastarųjų amžių, bent keletą pozicijų yra susijusių su informaciniam technologijom. Jeigu kas nors manęs paklaustų, koks pagrindinis išradimas, ypač jeigu IT srityje, aš turbūt atsakyčiau, kad man svarbiausias yra internetas, kadangi tikrai dėka interneto šiuo metu galima tiek pasiekti begalę informacijos, tiek bendrauti tarpusavėje, tiek galų gali apsipirkinėti ar daryti kažkokius tai piniginius pervedimus. Ir kadangi šitas kursas yra vadinamas informacinės technologijos, pirmas žodis yra informacinės, tai reikėtųgi apsibrėžti, kas tai yra informacija. Toksai bendras apibrėžimas. Informacija tai yra žinios apie faktus, įvykius, daiktus ar kažkokius tai procesus, savokas ar kitus objektus, kurios kokiam nors kontekste turi prasme. Nes jeigu mes paprasčiausiai turim tik tai duomenis, tai yra kažkokius tai skaičius, raidės ar brūkšnelius ar kažkokius kitokius simbolius ar grafinė informacija, bet nežinom kokiam kontekste ta informacija yra, tie duomenys yra naudojami, tai mes turime tik tai duomenys. Ir kuomet mes sužinom, kokiam kontekste tie duomenys, ką jie aprašo, tada jau galima sakyti, turime informaciją. Nes jeigu mes, tarkim, turime kokią skaičių eilutę,
10, 15, 20, 30, tai yra tik tai skaičiai ir jie nieko nesako. Bet jeigu mes žinom, kad tai yra, ten, tarkim, kokio nors skaitmeninio termometro duomenys apie aplinkos temperatūrą, tai mes iš karto galime spręsti, ar ten šilta, šalta yra. Ir tikrai tas procesas, kuomet iš duomenų, tai yra tie skaičiai, raidės ar kažkokie kitokie simboliai, virsta informacija, kuri jau kažkam yra naudinga, ir paskui ta nauja informacija tampa duomenim sekančiai informacijai, sekančiam žinioms gauti. Na, tikrai yra nenutrūkstamas procesas ir labai yra sunku nusakyti, kada, labai aiškiai nusakyti, kada duomenys virsta informacija ar atvirkščiai. Na, tikrai, manyčiau, bendriniai kalboje yra nusistovėjęs terminas informatika, nes ir dažniausiai, taip jau, kuomet kalbame informacinės technologijas, atitikmuo šitam terminui dažnai yra naudojamas terminas informatika. Na, o informatikos apibrėžimas galima būtų nusakyti, kad tai yra mokslas bei technikos šaka, kuri nagrinėja informacijos apdorojimą panaudojant kompiuterius. Tikrai, manyčiau, labai aiškus ir suprantamas terminas, kad reikia tą informaciją, o tos informacijos laikui bėgant vis daugėja, daugėja ir daugėja. Tikrai dabar sunku net įsivaizduoti, kiek šiuo metu kompiuteriniam tinkle, internete yra sukaupta informacijos ir tą visą informaciją reikia apdoroti, reikia pateikti žmogui priimtiną formą ir tą priimtiną formą vis iškyla reikalavimas, vartotojai nori vis, kad ta informacija būtų pateikta vis gražesniai formai, naudojant grafiko, naudojant video, audio. Na ir aišku, kad ta informacija būtų sėkmingai apdorota, reikalinga kažkokia tai specializuota įranga, tai yra, kad ta informacijos apdorojimas vyksta panaudojant kompiuterius. Na ir tikrai tos informacinės technologijos apima labai įvairias sritis. Na ir dar porą tokių trumpų apibrėžimų. Kokiegi yra veiklos sritis informacinių technologijų, tai galima nusakyti, kad tai yra kompiuterinių informacinių sistemų kūrimas, priežiūra, pardavimas, na ir su tuo susiję moksliniai ir kiti tyrimai. Na ir po to terminų kompiuterinių informacinių sistemų kūrimu tikrai reikia suprasti, kad reikalinga ir aparatinės įrangos kūrimas, reikalingas telekomunikacijų, ryšio įrangos kūrimas, priežiūra. Na ir aišku, šiuo metu labai aktualus dalykas, tai yra ir programinė įranga, be kurios ta aparatinė įranga, ta aparatinė dalis, na, geriausiu atveju yra tik tai patalpos šildytuvas. Na ir dar trumpesnis galimas apibrėžimas informacinių technologijų, tai yra kompiuterinės informacinės sistemos ir visi jų komponentai. Vėlesnių paskaitų metu bandysim tuos įvairius komponentus apibrėžti, kas tai yra aparatinė dalis, kas tai yra programinė dalis, kaip skirstosi, kokios jų funkcijos, kokias pagrindinės funkcijas atlieka bet kuri kompiuterinė sistema, kuri yra skirta apdoroti informaciją. Na ir toliau norėčiau parodyti seną trumpą filmuką, kurį aptikau YouTube, galima sakyti, interneto platybėse. YouTube tinklalapis, manyčiau, žinomas visiems yra ir tikrai tenais daug yra sudėta video informacijos ir trumpas filmukas, kaip praeito amžiaus viduryje įsivaizdavo, kaip mūsų kasdienis gyvenimas atrodys 2000 metais. 2000 metai dar netaip seniai yra praėję, bet kokiu atveju tikrai pažiūrėtą filmuką matysim, kad labai sudėtinga yra prognozuoti, kaip vystysis informacinės technologijos. Kadangi jų vystymosi tempas tikrai yra labai milžiniškas ir nusakyti, kas bus po 5, po 20 metų, o čia šitam filmukį bandyta nusakyti, kaip atrodys mūsų gyvenimas po 50 metų, na tai tas nusakymas buvo praeito amžiaus viduryje ir spėjo, kaip bus 2000 metais, tai tikrai gali kelti šypseną. Filmukį nurodyti aspektai, kai kurie aspektai ten bus susiję, ne tik susiję su informaciniam technologijom, su tokia kasdienė buitimis, su virtuvės įranga, bet kai kurie aspektai, ypač tarkime, kaip informacija, kad dar ir 2000 metais informacija bus saugoma perfo kortelėse, kas tikrai, ta prognozė nepasiteisino, tikrai gerokai tobulesni informacijos saugojimo priemonės ir būdai buvo išrasti ir naudojami. Náš fejeton. Dovedete si představit, jak to bude vypadat na světě za půl století? Ne? Tak se dobře dívejte.
televizní nakupování je rychlé a hlavně pohodlné. V zasklené ledničce vydrží potraviny čerstvé nejméně půl roku. Stačí stisknout knoflík a přesně odvážené dávky k vaření jsou připraveny. Mramorem vykládaná plotna vůbec nepálí a přece vaří rychle a naprosto spolehlivě. Indukčními proudy. Kuchařskou knihu nahradili děrované štítky. Elektronkový přístroj se už postará o další práci. Kuřátko spolehlivě a zaručeně do zlatova upekou infračervené paprsky ve skleněné troubě. To všechno nám ukázala pařížská výstava budoucnosti. Jen jíst prý bude muset každý sám, i v 21. století. Taigi, tikiuosi, kad filmukas jums patiko, nors gal ir sukėlė šypseną. Aš jau prieš tai minėjau, kad informacinės technologijos tikrai apima labai platų spektrą šiuolaikinio gyvenimo ir tikrai sunku surasti, kokioje srityje informacinės technologijos nėra naudojamos. Kad parodyt pavyzdį, kad informacinės technologijos taikomos ir naudojamos labai įvairiose srityse, labai toksai paprastas pavyzdys, pas mus Kauno technologijos universiteto informatikos fakultete yra kelios studijų programos, kadangi mes negalim, tarkim, šiuo metu ruošti specialistus, kurie dirbtų vienoje srityje ar specialistas apimtų visas informacinių technologijų galimas pritaikymo sritis. Pagal mokslų skirstimą šiuo metu mūsų studijų programos yra fiziniuose technologiniuose moksluose ir tikrai, tarkime, fizinių mokslų srityje esantis informacinės sistemos studijų programa turi dvi specializacijos. Tai yra informacinių sistemų projektavimas ir projektų valdymas ir interneto informacinių sistemų ir duomenų bazių programavimas. Tai yra šiuo metu turbūt sunku ir įsivaizduoti kažkokios tai didesnės apimties informacinę sistemą, kuri neturėtų duomenų bazės arba kūrimui tos informacinės sistemos, didesnės apimties ypač, nereikėtų valdyti tos informacinės sistemos kūrimo proceso. Tai tikrai, kaip sakant, galima sakyti, studijų programa, kurios pagalba studentai stoja pas mus į fakultetą, gauna pakankamai žinių, kad gebėtų puikiai tvarkyti su tais duomenimis, o kaip jau minėjau prieš tai, duomenų kiekis vis auga ir auga. Na ir aišku, kitas gebėjimas reikalingas, tai yra kaip kurti didesnės apimties informacinės sistemas. Tarkim, informatikos studijų programoje yra specializacijos susijusios su kompiuterių tinklais ir internetu. Tai yra tik šiuo metu pagrindinis dalykas, bene aš, tarkim, ir paminėjau, kad mano asmeniniu požiūriu tai svarbiausias išradimas yra internetas tose informacinėse technologijose. Aišku, galima sakyti, svarbesnis dalykas yra kompiuteris ar ten kompiuterio aparatinė įranga, nes jeigu nebūtų kompiuterio, aplamai kalbėti apie internetą nereikėtų. Bet kasdienio naudojimo prasme, tas interneto galimybės tikrai yra labai reikalingos, ir tikrai reikalingi specialistai, kurie gebėtų gerai suvaldyti tos kompiuterinius tinklus ir kad tas internetas pas mus veiktų. Tikrai dabar vartotojai pageidauja, kad tos informacinių technologijų naudojamos vartotojo sąsajos, kompiuterių sąsajos būtų kuo geresnės, žaidimai kuo gražesni, kuo natūralesni, kad priartintų prie realios aplinkos. Tai specializacija multimedijų sistemos, kurios, ir galima sakyti, ruošia specialistus, kad tie baigę studentai tas studijas gebėtų gerai toj multimedijos srityje dirbti. Programų sistemos studijų programa, kuri ruošia gerus programuotojus, nes nesvarbu, kokią sritį bekalbėtume, ar ten, tarkim, tos pačios žaidimų kūrimą, ar net ir kompiuteriniai tinklai, ar tinklalapiai, visur reikalinga daugiau ar mažiau programavimo. Visose studijų programuose, kurios susijęs su informaciniam technologijom, programuoti reikia mokėti, tačiau kai kuriuose srityse reikia gerokai gilesnių programavimo žinių, tai programų sistemos, galima sakyti, studijų programa skirta ruošti programuotojus.
Na, o technologiniuose moksluose yra dvi studijų programos - informatikos inžinierija ir multimedijos technologija. Na, tai informatikos inžinierija, ta studijų programa, kurioje dar studentai labiau prisiliečia prie aparatinės įrangos, nes šiuo metu, manyčiau, vis tiek Lietuvoje pagrindinis dėmesys ruošiant specialistus, studijų prasme, didesnis dėmesys kreipiamas yra į programinę įrangą, tačiau tikrai reikia specialistų, kurie ir gebėtų ir suprastų gerai ir aparatinę įrangą. Ir tarkim, šioje studijų programoje dvi specializacijos - informacinės technologijos ir kompiuterinių sistemų inžinierija. Tai šitose specializacijose studentai studijuodami tikrai prisiliečia pakankamai stipriai ir prie informacinėse technologijose naudojamos aparatinės įrangos. Na, o multimedijos technologijos tikrai, dar kartą pasikartosiu, dabar duomenų yra labai daug ir tuos duomenis vartotojai nori matyti gražius ir įvairiais kanalais. Tai dvi specializacijos, kurias aš grubiai galiu apibūdinti taip, kad viena specializacija skirta ruošti specialistus turinio gamybai skaitmeninio, kita, kaip tą turinį paskleisti įvairiais kanalais. Žiniasklaidos informacinės technologijos, kaip per įvairius kanalus. Na, aišku, dabar turbūt, kad didžiausias kiekis informacijos vartotojus pasiekia naudojant internetu. Aš prisipažinsiu asmeniškai, jau keletą metų visiškai nežiūriu televizijos, nes visą reikalingą informaciją gaunu internete. Na, ir tokiu būdu išvengdamas ten, tarkim, reklamos, ar galiu pasižiūrėti informaciją tada, kada man jos reikia, o ne tada, kada yra transliuojama. Bet kokiu atveju vis tiek dar šiuo metu tiek televizija, tiek, tarkim, koksai radijas, radijo, aš pats asmeniškai tikrai kiekvieną dieną važiuodamas mašinoje klausau ir pakankamai daug informacijos gaunu radijo pagalba. Na, bet tikrai, manyčiau, visi sutiktumėte ir dauguma jūsų vis tiek tikiuosi, kas žiūrite šitus kursus, domitės jais, informaciją gaunat internetu. Pagrindinis skaitmeninio turinio sklaidos kanalas šiuo metu yra internetas. Taigi tikrai negalima, kaip sakant, ruošti, tarkim, specialisto iš karto kažkokį vienoje studijų programai, kuris apimtų visas informacinių technologijų sritis. Kadangi tikrai taikymas ir naudojimas dabar apima visas gyvenimo sritis, tai neįmanoma tokio jau parengti tokios universalios studijų programos, kad tiktų visiems gyvenimo atvejams, tenka skaidytis. Na ir tikrai stengiamės fakultete uždengti kuo platesnę dalį tų informacinių technologijų, kad studentai, moksleiviai stojantis į fakultetą galėtų pasirinkti, kas jiems yra įdomu ir kur jie mato savo ateitį. Na ir tikrai, kalbant apie informacinės technologijas, jau minėjau ir anksčiau, kad kompiuterija ir tos informacinės technologijos tikrai yra vienos iš sparčiausiai besivystančių žinių, mokslo ir technikos sričių. Tai yra tikrai tai, kas buvo prieš 20 metų, daugeliu atveju yra beviltiškai pasenę ir nelabai naudotina, galbūt tik tai įdomumo prasme kartais įdomu prisiminti, kas buvo. Ir tikrai labai sunku nusakyti, kas bus po keletos metų, galbūt po metų ar dviejų dar galima prognozuoti su pakankamai didelė tikimybė ir kad tas išsipildys. Na, o kas bus po, tarkim, 20 metų, tikrai, praktiškai neįmanoma, įvertinant tai, kaip tas tobulėjimas vyko iki šiol. Na, tikrai per metus aparatinė ir programinė įranga gali pasenti. Na, visuomet atsiranda žmonės, kuriems reikia visko naujo, kad tik būtų. Na, bet tas netinkamumas naudoti nėra taip, kad jau metų senumo aparatinės ar programinės įrangos negalima naudoti, netinkamai yra, galbūt ir galima dar. Na, bet tikrai vis atsiranda naujų tiek programinės įrangos įvairiausių versijų, naujų programų, tiek ir aparatinės, ypač pastaraisiais metais, tarkime, tas išmaniųjų įtaisų, mobiliųjų įtaisų tobulėjimas. Tikrai prieš keletą metų kalba apie tikrai išmanų laikrodį, kalbų praktiškai visai nebuvo, galbūt tik tai tokie numanymai, kad kada nors ateityje bus. Na, o dabar jau išmaniosius laikrodžius pristatinė daugelis kompanijų. Aš pats asmeniškai tikrai į kiekvieną techninę naujovę žiūriu pakankamai skeptiškai, nes pradžioje jos būna, galima sakyti, tokios žalios ir nelabai, gal net ir praktiškai panaudojamas, tačiau vis tiek tas progresas, tas panaudojimas, tikrai yra reikalingas. Ir labai svarbus dalykas,
kas ruošiasi dirbti informacinių technologijų srityje, na, visuomet turi prisiminti, kad būti šios srities specialistu reiškia visuomet mokytis, tobulėti ir sekti naujausius šios srities pasiekimus. Tai yra tikrai atsiranda, tarkim, kokiam programuotojui reikia žinot, na, atsiranda ir įvairios naujos programavimo kalbos ir galbūt ta nauja programavimo kalba labai gerai tiktų toje srityje, kur jisai dirba, ar ten, na, galų gale vis išleidžiama nauja aparatinė įranga, nauja operacinės sistemos ir reikia prisitaikyti prie tos aplinkos. Tai yra, čia negali, kad tos žinios, kurios buvo įgytos prieš 10 metų, jeigu mokėjai naudotis sena kokia nors tenais programinė įranga, sena versija, kuomet jinai buvo nauja, tai tikrai po 10 metų ta programinė įranga tampa nenaudojama ir tenka vis pereiti prie naujos. Aš ir pats, tarkim, ruoždamasis kiekvienais metais paskaitom, na, turiu savo skaidrės atnaujinti, įdėti kažką tai naujo, nes jau kažkas tai pasensta, tampa nebeaktualu. Na ir tikrai reikia mokytis, tobulėti ir tik sekti naujausius. Na ir tik tokiu atveju tikrai galima drąsiai sakyti, kad tik tokiu atveju būsi tikru šios srities specialistu. Na ir tą visą tobulėjimą informacinių technologijų tikrai galima suskirstyti į dvi tokias didelės grupės. Tai yra pirmas dalykas technologinis progresas, kuris labiau yra susijęs su aparatinė įranga, ir programinis progresas, kuris susijęs su programinės įrangos tobulėjimu. Na, tas technologinis progresas, tai pirmiausiai, kad laikui bėgant vis sukuriamos naujos technologijos, kurios leidžia sukurti, pagaminti vis naujus, geresnius, mažesnius, energetiškai efektyvesnius įrenginius. Tai yra, jeigu pažiūrėtume istoriškai pirmosius kompiuterius, kurie buvo, nors jie, galima sakyti, elektroniniai kompiuteriai, kurie buvo, tačiau jie užimdavo, na, didelės patalpas, sverdavo net ir 100 tonų ir jų skaičiavimo gale, lyginant su šių dienų, tarkim, išmaniuoju telefonu, tikrai buvo labai menka. Tai buvo sukurtos technologijos, kurios leido pagaminti įrenginius, kurie būtų pakankamai maži. Dabar tikrai jau nieko nestebina išmanūs telefonai, kurių skaičiavimo gale gerokai lenkia mano pirmojo asmeninio kompiuterio, kuris, na, tikrai dėžė nemenka buvo, vartoja pakankamai daug elektros energijos, o dabar su tuo telefonu tikrai naršom internete, žiūrim filmus, žaidžiam žaidimus ir tai atrodo mums natūralus dalykas. Tai tikrai net kartais ir sunku įsivaizduoti, kuria linkme toliau tas technologinis progresas nužingsniuos ir kokių naujų galimybių leis, sukuriant naujus įtaisus, kurie bus paskui naudojami vartotojų kasdieniam gyvenime. Kitas labai svarbus dalykas informacinėse technologijose susijusių su technologiniu progresu, tai kad tie įrenginiai laikui bėgant vartoja vis mažiau elektros energijos. Tai kažkada pradininkai kompiuterinės įrangos gamintojai, na, tikrai net ir sunkiai įsivaizdavo, kad kažkada turbūt bus kompiuteriai, kurie, na, bus nešiojami, kišeniniai ir veiks pakankamai ilgą laiko tarpą. Na, šiuo metu aš, tarkim, pakankamai skeptiškai žiūriu į išmaniuosius laikrodžius, kadangi, na, laikrodis man bet kokiu atveju pagrindinė funkcija yra rodyti laiką. Aišku, galima prigalvoti įvairiausių kitokių panaudojimų sričių, tačiau, kadangi tose išmaniuosiuose laikrodžiuose fiziškai yra nedideli, akumuliatorius juose įdėtas energijos kaupimo ir panaudojimo veikimo metu yra tikrai nedidelis, na tai laikrodį krautis ten kas antrą dieną, bent man asmeniškai šiuo metu nebūtų labai patogu, nes, na ką, pamiršai pakrautą laikrodį, nežinosi kiek valandų yra, aš jau taip šiek tiek juokaudamas sakau, bet iš tikrųjų laikui bėgant, manyčiau, kaip ir, tarkim, ir telefonai, pirmieji mobilūs telefonai tikrai neveikė ilgai mobilūs elektros energijos prasme, tai yra išsikraudavo akumuliatoriai pakankamai greitai, dabar jau tikrai, jeigu nėra tas įrenginys labai išmanus, nesu labai dideliu ekranu, tai tikrai keletą savaičių per daug intensyviai nenaudojant akumuliatorio sukauptos elektros energijos užtenka jo veikimui. Bet kokiu atveju tikrai efektyvesnis energijos vartojimas, tas efektyvumo gerinimas vis yra geresnis ir tikrai vis ilgiau tie įrenginiai nešiojami gali veikti nepriklausomai nuo elektros energijos tiekimo prijungus prie tinklų. Na toliau, technologinis progresas leidžia sukurti vis įvairesnių formų
ir įvairesnių įrenginių, kurie gali būti pritaikomi vis įvairesnėse gyvenimo srityse. Tas pats pavyzdys išmanusis laikrodis. Na, jeigu sulygintume pirmąją kompiuterinę techniką, kuris sverdavo 100 tonų, na, tai tikrai jo ant rankos neužsidėsi tokio kompiuterio, o dabar, tai galima sakyti, tampa gyvenimo norma ir kaip man bebūtų gaila, gal kitiem tas atrodo labai džiugus dalykas, vis artėjama prie žmogaus kūno vidaus, tai yra, kad ta kompiuterinė technika laikui bėgant, manyčiau, tikrai integruosis į žmogaus kūną. Aišku, kartais tai yra labai gerai, tarkim, kokiu nors lygų ar nelaimių atveju, kuomet žmonės ten, tarkime, apanka, tikrai yra atveju, kai tos kompiuterinės technikos pagalba atstatomas regėjimas, ar tenais klausa, ar netgi dabar ir galūnių valdymas, netektų galūnių valdymas yra atstatomas. Taigi, tuo atveju yra, manyčiau, tikrai pateisinama ir labai naudinga, bet kai man šiek tiek taip šiuo metu skamba pakankamai nelabai smagiai, bet manyčiau, bet kokiu atveju ateitis bus tokia, kad žmogaus kūnas kažkada taps kartu ir kompiuteriu. Na ir nedidelis filmukas, kuris pakankamai, kurio pirmoji dalis yra aktuali, tai yra vienas iš pradininkų, žmogus, kuris į savo kūną integravosi be kontakčio ryšio, galima sakyti, tokį kaip ir mikroschemą, kurios pagalba jisai gali atlikti tam tikrus veiksmus. Hi there, my name's Emil Grastra. I'm the founder of Dangerous Things, and I'm a double RFID implantee. I first got my first implant in my left hand in 2005, and since then I've been working on different technologies, and now I have developed the XNT fully NFC Type 2 compliant RFID implant tag. And NFC means near field communication. So near field communication is used to standardize certain RFID tags for use with mobile phones, tablets, and other things with NFC readers in them. So you can use NFC to be able to unlock your phone or share contact details with someone or share like a Facebook URL or a YouTube video. You can use NFC to move apps back and forth, but the primary use is to be able to program a tag with a URL or information you want to share. I use my implants to get access to my house, so I use it for access control solutions. I get into my back door every day after I get home. I use it to get access to my car, so I can unlock my car and get in. I can also use it to log into the computer. I also use it to share contact details with people. I also use my implant to access an old freight elevator that I converted into a micro data center. The freight elevator is kind of a cool idea for a data center because it's very tall and you have this natural heat convection system, but it presented some security challenges. So I had to have a mag lock installed and then attach that to an RFID reader. So I use it to get into the building as well as unlock the old freight elevator door and then open that up and get into the data center that way. So back in 2005, I was doing a lot of IT consulting for medical doctors, and I met a guy named Dr. Mark Spencer. I brought this to him, and he thought it was pretty cool. He put it in my right hand, so for the campaign, I figured, why don't we follow up with him and get his thoughts? When Emil came to me to ask me if I'd help him out with this RFID project, I was very intrigued. I've known Emil for a long time, and I was impressed with the idea. The utility, potential utility for it. We remove foreign bodies from people such as items such as this, metal, glass, quite frequently, and it's just a common procedure. I was impressed with the device itself, but it didn't look like it would be very likely it would break, which is another reason I was comfortable working with Emil on. So you might be asking yourself, okay, I want one of these things, but how am I going to get it in my hand? Well, Dangerous Things has started to partner with professionals around the world, and we brought on Dana Burnage here as co-founder because he's an expert in body piercing. So tell them a little bit about the partner network that we're building and why it's important. The Dangerous Things Partner Network is a professional body piercing and body modification services referral network for Dangerous Things customers seeking to find a safe and reputable practitioner to install their technological modifications. Yeah, it's really important to be in a safe, clean environment, and you know, if we have a professional that's near you, that's great. If we don't, then definitely approach your favorite kind of local piercing professional
and we're game to give them piercing guides, video examples of the implantation procedure, and talk to them on the phone to kind of bring them up to speed. So as long as there's a professional in your area that's willing to engage, then we're there to support you. The place that we chose on the space between the thumb and the forefinger at the middle of the hand is a very soft spot in the hand and easily accessible. There's not much in there that will cause problems between the skin and the muscle. And so I thought it was a very safe place. You can easily see what you're doing and feel what you're doing, and it's easy to keep track of the device when you're placing it. So we had 4 prototypes made and got those to beta testers. A few of them got their thoughts back to us. Let's take a look. Well, I went in to the piercing shop, and the chip itself is basically just a little grain of rice. The piercer came in, you know, sanitized my hand, cleaned it all up, and it's basically a very little needle that went in through my hand and deposited the chip and then back out, and that was it. I have a very tiny scar that will probably disappear over time, but very simple, easy process. Didn't really hurt at all, and 2 weeks later I don't even notice it's there anymore. I have a Nexus 4. It's completely stock, doesn't have to be modded really at all. I use it for basically just unlocking my phone. I've always been really interested in technology, and you know, to be able to have something that's a permanent part of you, you know, it's like having my car keys. Na ir turbūt iš šito filmuko pastebėjote, kad tas pritaikymo sritis čia yra tiesiog fantazijos reikalas. Aišku, gali iškilti problema, kad ten, tarkime, kuomet žmogus bando atsirakinti duris, naudodamasis jo rankoje integruotą mikroschemą ir, tarkime, name dingus elektros energiją, tai jisai, galima sakyti, tos durys jau nebeatsidarys visiškai, reikalingas bet kokiu atveju tada toks fizinis raktas. Na, aišku, galima sugalvoti įvairiausių atsarginių elektros energijos tiekimo sistemų. Na, bet kokiu atveju, aš manyčiau, visuomet reikia į kiekvieną naują technologiją žiūrėti pakankamai kritiškai ir įvertinti, ar tikrai jinai yra naudinga. Na, kaip jau minėjau, be technologinio progreso kitas yra labai svarbus dalykas, tai kad tobulėja ir programinė įranga. Tai aš tą bendrą informacinių technologijų progresą ir suskirčiau tokius 2 didelius gabalus, tai yra technologinis progresas ir programinis progresas. Na, jeigu kalbėtume apie programinį progresą, iš karto reikėtų pasakyti, kad labai daugėja programinio kodo, na ir, aišku, jo pakartotinio panaudojimo. Manyčiau, pakankamai yra sunku dabar paskaičiuoti, kiek pasaulyje sukuriamos programinės įrangos yra rašoma, na, galima sakyti taip, nuo nulio, kodą pilnai rašant programuotojui, kuriant visas eilutes rašant naujai, ir kiek yra pakartotinai panaudojama, bet kokiu atveju, manyčiau, tas pakartotinis panaudojimas vis yra populiaresnis ir populiaresnis, vis didesnė dalis kiekio programinės įrangos kuriama jau panaudojant dalį kodo, kuris yra kažkur tai iš kažkur parsisiunčiamas. Va čia ir dar vienas punktas, kodėl internetas yra gerai ir viskas, kadangi iš ten galima susirasti daug ir programinio kodo. Na, tačiau tas pakartotinis panaudojimas yra gerai, jeigu tą kodą pakartotinai naudoja jau pakankamai daug sugebantis programuotojai, kurie sugeba tą programinį kodą parašyti ir savo unikalų naują. Nes labai yra dažna, tarkim, ir tų pačių studentų problema, kad studijų metu dėstytojai užduoda kažkokias užduotis ir studentai vietoj to, kad bandytų kurti savo kodą ir iš karto tobulinti savo įgūdžius kodo rašymą, iš karto ieško jau padarytų, atliktų tų laboratorinių darbų, tarkim, ar kažkokių tai projektinių užduočių. Na, galbūt gerai, kai tokiu atveju yra sutaupoma daug laiko, kad vietoj to, kad nuo nulio rašai visą kodą, užtruks ir to labiau, kad tenais ir paskui reikia atlikti ir testavimą, patikrinti, ar tas kodas yra geras ar ne, ir jisai sėkmingai funkcionuoja, nėra klaidų jame.
Tai laiko prasme tikrai kartais galima labai daug sutaupyti, tačiau jeigu iš karto pradedantieji besimokantys programuoti pagrindinį dėmesį kreipia, kaipgi man surasti tą kodą, kurį aš jau galėčiau panaudoti, ne pats parašyti, na, jie tiesiog neišsiugdo programavimo tokių įgūdžių ir kuomet reikia kodą parašyti unikalų, kokio jisai internete nesugeba surasti, na, paprasčiausiai tuomet jisai ir visiškai negebės to kodo parašyti. Tai tikrai niekad neskubėkite, ypač bestudijuodami, besimokindami programuoti, iš karto ieškoti jau gatavo programinio kodo ir jį tik tai panaudoti. Na, prie programinio progreso tikrai reikėtų paminėti ir tai, kad atsiranda įvairiausių naujų programavimo kalbų, bet irgi, tarkim, aš pats iš universiteto pusės žiūrint, labai dažnai sulaukiu tokių, na, kaip galima sakyti, priekaištų, kaipgi, kodėl jūs fakultete, tarkime, studijų metu nemokinant pačios naujausios programavimo kalbos. Tai iš karto iš mūsų pusės to pasakymas, o kodėl to reikia? Kodėl reikia iš karto mokinti pačią naujausią programavimo kalbą? Gal jinai visiškai nebus paskui populiari ir aktuali? Nes jeigu pažiūrėtume programavimo kalbų populiarumą, yra toksai tinklalapis tiobe.com, kur bando jisai ir suskaičiuoja programavimo kalbų populiarumą. Ir jeigu istoriškai net pažiūrėt keletą metų į praeitį, turbūt gal 10 net ir daugiau, tai pasaulyje populiariausios programavimo kalbos yra C++ ir Java. Tikrai seniai sukurtos, bet iki šiol jos aktualios, reikalingos ir manyčiau, kad nėra svarbu, ypač studijų metu besimokinant programuoti, kokiagi programavimo kalba mokinies. Svarbiausia suvoktos programavimo principus ir persijungti iš vienos programavimo kalbos, ją gerai bemokant, į kitą programavimo kalbą. Tikrai geram programuotojui problemų nekyla. Nes, na ką, vienoj programavimo kalboje tenais sintaksai rašomas kabletiškis, kitur kablelis. Na, tuo labiau, kad dabartinės programavimo aplinkos daug tokių kodo rašymo paprastų klaidų automatiškai pataiso. Tai svarbiau ne su kokia programavimo kalba, manyčiau, mokintis, bet aplamai gerai suvoktos programavimo principus ir mokant vieną programavimo kalbą tikrai pakankamai lengvai bus galima persijungti į kitą programavimo kalbą. Na, prie programinio progreso taip pat galima būtų priskirti ir tai, kad pastaraisiais metais vis dažniau žiniasklaidoje nuskamba tas žodis debesis, skaičiavimas debesyse. Tai automatiškai reikia ir programinę įrangą kurti taip, kad jinai veiktų ne lokaliai kompiuteriuose, o kažkur tai tose debesyse. Na, galbūt kam nors ir nėra aiškus tas terminas, ką reiškia skaičiavimai debesyse. Tai yra vietoj to, kad programinė įranga būtų vykdoma ir vartotojo duomenys apdorojami lokaliai kompiuteryje, ar ten išmaniajam telefone, ar kitame įtaise, o tie duomenys yra apdorojami kažkur tai serveryje, kuris yra, na, galima sakyti, vartotojui nežinomoje vietoje, gali būti kitoj šaly, kitam kontinente, ir apdorojus tas duomenys vartotojai yra atsiunčiami tik tai skaičiavimų rezultatai. Tai kadangi vartotojas nežino, kur iš tikro jo duomenys yra apdorojami, tai štai yra tas toksai gražus terminas debesyse, nes kažkur tai. Na tikrai, kadangi jau prieš tai mano minėtas technologinis progresas leidžia kompiuterinę techniką panaudoti labai įvairiose gyvenimo srityse, automatiškai ir tom įvairiom gyvenimo naujom sritim reikia sukurti ir programinę įrangą. Nes tas pats pavyzdys su išmaniuoju laikrodžiu. Jeigu tas išmanusis laikrodis rodys tik tai laiką, na ir reikės jį pakrauti kiekvieną dieną, kad jisai rodytų tą laiką, jis taps, na tikrai, nelabai reikalingų daiktų. Bet jeigu jisai sugebės kažką ir daugiau tenais, rodyti tenais kokią nors temperatūrą, susibendrauti su išmaniuoju telefonu, ar tenais priminti vartotojui kažką tai apie gaunamus elektroninius laiškus, žinutės išsiųsti ir taip toliau, viskas, jisai taps, galima sakyti, tokiu reikalingesniu daiktu. Bet kad jisai tokiu pataptų, reikalinga sukurti programinę įrangą atitinkamą. Taigi tos tie nauji panaudojimo atvejai aparatinės įrangos iš karto sukelia poreikį, kad turi būti sukurta ir atitinkama programinė įranga. Na ir tikrai šiuo atveju iškyla kartais ir problema dėl per didelio pasirinkimo. Ta pati kartais problema yra ir su aparatinė įranga, bet ir su programinė.
tarkim, gal ir jūs savo kasdien gyvenime kartais, tarkim, prisijungiat prie kokios nors internetinės svetainės, iš kurios galima parsisiųsti įvairias programėlės. Na ir, tarkim, kokio nors prie Google Play sistemos prisijungus, reikia išmaniajam telefonė instaliuoti kokį nors kalkuliatorių, paieškos sistemoje, suvedat užklausą, kalkuliatorius ir jums ten išmeta tūkstančius pasirinkimų. Tai kuriagi tą programėlę dabar instaliuotis, kai toks didelis pasirinkimas. Tai tikrai kartais, kuomet tas tų kiekis programinės įrangos, ypač panašių funkcionalumų yra labai milžiniškas, eiliniam vartotojui kartais gali iškilti problemų ir teisingai pasirinkti. Na ir kad pasižiūrėti, kaipgi Lietuva atrodo pasaulio lygyje informacinių technologijų srityje, paėmiau duomenis, kurie yra skelbiami pasaulio ekonomikos forumo ir iš karto paėmiau dviejų skirtingų metų, 2011 metų ir 2014 metų, kad iš karto galėtume pamatyti, kaip Lietuva tobulėja ar ne informacinių technologijų srityje. Na, 2009 metais tariama buvo, kad Lietuvoje gyvena 3,3 milijono gyventojų. Na ir mūsų, galima sakyti, toksai indeksas, nusakantis, kaipgi mes atrodėme pasaulyje, tai mes buvome iš 139 valstybių 47 pozicijoje. Na, tiesiogiai su informaciniam technologijom susijęs rodiklis, tai yra toks Network Readiness Index. Tai pagal šitą indeksą 2013 metais iš 144 valstybių mes buvome 32 pozicijoje, o 2014 metais net ir padidinus lyginamų valstybių skaičių iki 148 pakilome į 31 poziciją. Na ir keletas elementų, kurie yra naudojami bandant suskaičiuoti, kaipgi atskira valstybė atrodo informacinių technologijų srityje. Na tai čia vertime labai įvairūs parametrai, aš keletą iš jų, tarkim, pakomentuosiu, tai tiek, kiek yra ir telefono linijų, koks yra mobilaus ryšio padengimas. Na ir 2011 metų pateiktoje informacijoje tariama buvo, kad Lietuvoje yra 100% padengimas. Na, aš iš karto noriu pasakyti, kad aš tokiu atveju turbūt negyvenau Lietuvoje, kadangi aš negyvenu labai toli kažkokioj glūdumoje Kauno rajone, tačiau toj vietoj, kur aš gyvenu, mobilaus ryšio dėja, galima sakyti, nėra. Namuose visai neturiu. Jeigu aš noriu kalbėti telefonu, turėdavau išeiti į kiemą, atsistoti ant tam tikro akmens ir tik tokiu atveju turėjau mobilų ryšį. Na, tai man šiek tiek keistas tas buvo parametras, kad 100% yra padengta Lietuvoje. Na, tokiu atveju mes buvom pirmoji pozicijoje pasaulyje. Na, tikrai labai aktualus dalykas tai yra, kokia yra interneto greitaveika. Na, kad tas internetas, tie kompiuteriai veiktų, tai reikalingas ir elektros energija. Na, lyginant panaši situacija yra ir šių metų, tačiau čia man jau pateikti duomenys atrodo realesni, kadangi jau mobilaus ryšio padengimas jau yra 98%. Tai reiškia, per keletą metų padengimas sumažėjo. Na, bet čia manyčiau, šitie duomenys tikrai yra aktualesni, nes pas mane namuose mobilaus ryšio kokybė per tos 3 metų taip ir nepagerėjo. Na, kiti parametrai, kurie yra aktualūs įvertinant informacinių technologijų lygį valstybėse, tai yra ir pačių gyventojų raštingumo lygis. Džiugu, kad suaugusių žmonių raštingumo lygis Lietuvoje praktiškai yra 100%, 99 sveiki ir 70%, pasaulyje, galima sakyti, esam 3 pozicijoje. Na, tikrai aktualus dalykas yra, kaip vartotojai, tie gyventojai gali naudotis tiek mobiliuoju, tiek fiksuotu telefonų ryšiu. Na, fiksuotas telefono ryšys jau, galima sakyti, nueinantis į praeitį yra, visi nori būti nepriklausomi ir turėti ryšį bet kur keliaudami. Na, kitas svarbus dalykas, kiek yra interneto vartotojų. Na ir 2011 metais tariama buvo, kad Lietuvoje beveik 60 gyventojų iš 100 naudojosi internetu. Na, mokyklose pasiekimas interneto tikrai pakankamai geras, 27 vieta pasaulyje.
Na, dar toksai, jeigu parametras susijęs su mobilaus ryšio vartotojų skaičiu, tai esam pakankamai geroje vietoje pozicijoje, pasaulyje 9 vietoje. Na, 100 gyventojų naudojasi 165 mobiliais telefonais. Tai, na, čia toks jau šiek tiek su šypsena terminas, na, bet tikrai esu matęs ne vieną žmogų, kurie naudojasi keliais telefonais, na, bet tikrai net ir savo aplinkinių tarpe turiu žmonių, kurie iki šiol nesinaudoja mobiliaisiais telefonais. Tai manyčiau, tas skaičius, bet kokiu atveju vis tiek yra parengiamas iš mobilaus ryšio operatorių pateikimų duomenų ir tikrai aš ir pats esu keletą kartų pirkęs tokias tas laikinas mobilaus ryšio korteles, kurio pasinaudojau kurį laiką ir nebesinaudoju, bet turbūt, kad tas mano pasinaudojimas į šitą skaičių buvo įskaičiuotas ir tokiu atveju, tikrai gaunasi, kad kiekvienas gyventojas naudojasi daugiau negu vienu mobilaus ryšio, ne tai kad telefonu, bet jis yra abonentas turintis skirtingą telefono numerį. Taigi, bet kokiu atveju tikrai labai sudėtinga įvertinti, kaipgi atskira valstybė, koksgi jos lygis yra informacinių technologijų srityje, bet vertant įvairius parametrus, tikrai džiugu, kad Lietuva pasaulio mastu žiūrint, nėra paskutinėse vietose, netgi yra geresnėje dalyje, papuolam, galima sakyti, vos ne 30-tukus, tai tikrai informacinės technologijos Lietuvoje tikrai plačiai taikomas ir naudojamas, žiniasklaida vis ten nuskamba, tarkim, kad Lietuvoje, ar netgi Kaune kažkada buvo tariama, kad yra greičiausias internetas pasaulyje, bet jeigu interneto greitaveiką bandytų paskaičiuoti, koks yra mano gyvenamai vietoj, nors aš Lietuvoje gyvenu, tai tikrai nebūtume patys geriausi. Keletas pasaulinių rodiklių, kurie nusako informacinių technologijų ir naudojimą ir jos populiarumą. Jau ir prieš tai minėjau, kad man labai aktualus dalykas yra internetas. Tarp kitko, aš savo skaidrėse visuomet, jeigu naudojuos kokią nors informaciją, statistinę, ypač visuomet pateikti duomenų šaltinį, kad ne aš pats sugalvojau tuos skaičius, o remiuosi kažkieno pateiktą informaciją. Tai interneto tinklalapis Internet Live Stats nurodo, kaip kito interneto vartotojų skaičius, nors tai, manyčiau, yra tiksliai neišmatuojamas dalykas, bet 2014 metais interneto vartotojų skaičius praktiškai pasiekė 3 milijardus, bet įvertiname tai, kad gyventojų Žemėje yra gerokai daugiau, tai dar net pusė visų žmonių pasaulyje internetu nesinaudoja. Ir kitas tinklalapis pateikia informaciją, kaip kito nuo 2001 metų iki 2014, nors 2014 metai tai jau buvo prognozė, čia informacija 2013 metų, kaip kito mobilaus telefono vartotojų skaičius, kiek buvo besinaudojančių internetu, fiksuotos telefonijos vartotojų, ir kaip interneto vartotojų skaičius. Tai galima iš karto matyti jau iš šito grafiko, kad jau fiksuoto ryšio vartotojų skaičius jau turbūt, kad pradedant nuo kokių 2006 metų jau mažėja. Ir tikrai matom, aktyviausias augimas yra mobilaus, turbūt, kad bus aktyvus mobilaus interneto vartotojai. Tai yra statistiniai duomenys pradėti rinkti 2007 metų ir tikrai jau 32% gyventojų naudojasi internetu, mobiliuoju internetu. O pasaulio mastu žiūrint, mobilaus ryšio vartotojų skaičius praktiškai jau pasiekė 100%, 95,5%. Kitas tinklalapis, kuris bandė prognozuoti, kaipgi kis kompiuterių kiekis pasaulyje. Ir čia šiuo atveju turime omeny tie kompiuteriai staliniai ar standartiniai nešiojami, kadangi kuomet šitas statistinis ir prognozavimas buvo atliekamas dar išmanus telefonai ir planšetiniai kompiuteriai, kurie dabar yra labai populiarūs, net ir nelabai buvo įsivaizduojami, kad jie paplis. Bet kokiu atveju skaičiai yra tikrai pakankamai įspūdingi, kad parduodamų kompiuterių kiekis pasaulyje, tarkime, 2010 metais 325 milijonai, bet čia visuomet iškyla problema, kągi reikėtų priskirti prie kompiuterių. Ir aš toliau
savo paskaitose, kuomet naudosiu terminą kompiuteris, visuomet reikia suprasti, kad kompiuteris tai nėra, tarkime, stalinis kompiuteris, pakankamai didelė dėžė, ar nešiojamas kompiuteris su klaviatūra ir monitoriu, tačiau šiuo metu ir tie išmanus telefonai įvairiausių formatų, ir išmanus laikrodžiai, ir išmanus televizoriai, tai irgi ir iš tikrųjų yra tas pats kompiuteris. Na, tik tai skiriasi jo panaudojimo sritis, forma ar galimybės. Na, tarkime, tas pats tinklalapis bandęs prognozuoti, kaip kis kompiuterių pardavimas pasaulyje, išskiriant į serverių pardavimus, asmeninių kompiuterių, turimo omenys stalinių ir nešiojimų kompiuterių, na tai jau prognozavo ir tikrai šiuo atveju pasitvirtino, kad nešiojami kompiuteriai taps labai populiarūs, tačiau kadangi atsirado labai naujos kompiuterių formos, tai yra planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai, dabar ir išmanių laikrodžių era ateina, tai tie asmeniniai kompiuteriai, tos jau standartinio supratimo, staliniai ypač jau keletą metų iš eilės, jų pardavimai krenta ir klausimas, ar kažkada dar pakils. Na ir jeigu žiūrėti, kurgi pasaulis daugiausiai pinigų išleidžia informacinių technologijų srityje, manyčiau, daugelį iš jūsų gali būti toksai tam tikras nustebimas, kad aš remiuosi žinomas pasaulyje kompanijos Gartner duomenimis 2011 metų, kartu ir su prognoze į ateitį, kaip bus. Jeigu pažiūrėtumėte į šiuo metu, kokias statistinius duomenys kelbia, tai šitos prognozės praktiškai pasitvirtino, bet nežinau, kaip jūsų asmeniniam gyvenime, bet manyčiau apibendrinti tariant, kad Lietuvoje turbūt, kad eilinis vartotojas daugiausiai turėtų turbūt išleisti aparatiniai įrangai. Na, programinės įrangos pirkimas Lietuvoje dar nėra labai populiarus dalykas, tikiuosi, kad laikui bėgant vis populiarės ir populiarės. Na, bet kokiu atveju, pasaulio mastu programiniai įrangai, žiūrim, pagal tokį suskirstimą yra išleidžiama mažiausiai, po to seka aparatinė kompiuterių įranga, įvairios ryšio priemonės, toliau to viso informacinių technologijų ūkio aptarnavimas, tačiau daugiausiai išlaidų pasaulyje informacinių technologijų srityje yra išleidžiama ryšio priemonių aptarnavimui, grubiai sakant, kad veiktų tas internetas. Nes tikrai, na, dabar jau dažna, manyčiau, vartotojui nėra interneto, ką veikti su tuo kompiuteriu. Aišku, galima ten nors tekstą redaguoti, programuoti, ar jeigu jūs spėjai parsisiųsti iki to laiko filmą gali žiūrėtis, ar na, gal ir žaisti, bet ir tai dabar labai dažnas žaidimas yra internetinis, nėra interneto, viskas ir žaisti negali, ir laiško parašyti negali, informaciją gauti, orų prognozės ir taip toliau. Tai tikrai pasaulyje šiuo metu daugiausiai pinigų informacinių technologijų srityje yra išleidžiama tam, kad veiktų tas kompiuterinis tinklas, kad vartotojai galėtų tarpusavėje keistis informaciją, gauti reikalingus duomenis, na ir naudotis internetu visur ir visada. Taigi, na ir dar vienas tinklalapis, Gartner kompanija, tikiuosi irgi jums žinoma, jeigu ne internete, taip pat bet kurios paieškos sistemoje įvedus užklausą tikrai būsit nukreipti į reikiamą tinklalapį. Kompanija Gartner kasmet skelbia svarbiausias technologijas informacinių technologijų srityje. Tai aš šiuo atveju pateikiu pastarųjų 2 metų, tai yra 2013 ir 2014. Tuo pačiu pasižiūrėti, kaip kinta net ir 1 metų laikotarpyje, na, bent tos kompanijos manymus svarbiausios technologijos informacinių technologijų srityje. Taigi, 2013 metais Gartner numanė, kad svarbiausias dalykas tai bus mobilių įtaisų mūšis. Aš čia, galima sakyti, bandau laisvai versti anglišką informaciją į lietuvių, tai kurie terminus aš ir kabutės įdedu, ir kai kurie gali būti tokie naujadarai sukurti, bet tikiuosi jūs suprasit. Taigi, pirmoje pozicijoje praeitais metais, 2013 metais buvo mobilių įtaisų mūšis, tai yra, kad buvo prognozuojama, kad atsiras labai daug įvairiausių
įrenginių, kadangi buvo tikimasi, kad ir tas pats Apple kompanija bandys kurti ir pristatinėti išmanųjį laikrodį, dėja tas nelabai pasitvirtino. Mobiliųjų įtaisų mūšis buvo, daug įvairiausių atsirado, bet čia praktiškai didžiausias mūšis įvyko tik tai išmaniųjų telefonų srityje. Na, o šiemet į pirmą poziciją, 2014 metais į pirmą poziciją yra iškeltas informacinių technologijų ūkis internete. Tai yra, kad ypatingai didelės kompanijos savo visą informacinių technologijų ūkį perkelia į tuos debesis. Tai yra, kad viskas iš lokalių darbo vietų pasidaro tokios globalios, kad įmonės darbuotojas visą reikalingą informaciją pasieks ne tik būdamas, sėdėdamas savo pastoje darbo vietoje, bet ir keliaudamas, jam svarbiausias dalykas yra tas internetas. Todėl ne veltui, kad didžiausias išlaidos pasaulyje IT srityje yra to ryšio palaikymu. Na, 2013 metais antroje pozicijoje Gartner kompanijos požiūriu labai svarbus dalykas buvo mobilios programos ir HTML5, kadangi pirmoji pozicijoje buvo mobilių įtaisų mūšis, tai automatiškai reikalinga ir programinė įranga jam, tai mobilios programos ir naujas HTML5 formatas, tai tikrai manyčiau šitas pasiteisino, tikrai tų programėlių, tų aplikacijų mobiliam įtaisam buvo prikurta labai daug, kartais vartotojams paskui būna ir sunku atsirinkti reikiamą. Na, šiemet į antrą poziciją yra iškelta žmogaus ir kompiuterio sąsaja. Tai yra, kad bandoma kurti, 2014 metų antroje pozicijoje, kad bandoma kurti vis naujas žmogaus ir kompiuterio sąsajas, kad ne tik su tom įprastiniam klaviatūra, pelė, monitoriaus pagalba žmogus bendrauja su kompiuteriu, tačiau ir pasitelkia naujas, ypač tas tokias bekontaktinės, galima sakyti, tiesiogiai skaitomi žmogaus smegenų signalai kažkokie tai ir bandoma tą informaciją perteikti į kompiuterį. Aš apie tai pašnekėsiu kitose paskaitose plačiau. Na, praeitais metais, 2013 metais, trečioje pozicijoje buvo iškelti asmeniniai debesis, tai yra, kad kiekvienas vartotojas, interneto vartotojas, savo duomenis, programas ir viską dėsi savo kažkokiuose tai debesyse. Na, aš ir pats asmeniškai, tarkim, tikrai pakankamai intensyviai naudojas, daug duomenų keliuosi, net ir programom kartais tenka pasinaudoti kažkur tai, kažkokiam serveriu, kurie realiai net tikrai nežinau, yra pasaulyje patalpinti kokioje šalyje, kokioje patalpoje. Na, o 2014 metų į trečią poziciją yra iškeltas 3D spausdinimas, kurio aš asmeniškai nelabai ir suprantu. Atrodytų gal ir keistas dalykas, nes tikrai visas internetas ūžia 3D spausdintuvai, kompanijos iškelia savo reikalavimus, kad sukurti 3D spausdintuvą, kuris būtų prieinamas asmeniniam vartotojam, jie namuose galėtų turėti tą 3D spausdintuvą. Bet aš šiemet ir studentų paklausiau auditorijoje, jeigu turėtume 3D spausdintuvą, kam naudotumėt? Tai jo čia naudotume, o kam? Kai realiu, tai sulaukiau tokių atsakymų, kadangi internete buvo žinutės, kad buvo atspausdintas su 3D spausdintuvu pistoletas, tai sakė, pistoletas spausdintusi. Toliau kaimyno raktą kažkodėl tai nusprendė, kad būtų gerai atsispausdinti. Na ir kokiu nors statulėlių. Na, tikrai galbūt pasižaidimui šiuo metu tai yra aktualu. Aš visiškai nesakau nieko blogo apie 3D spausdinimą, kuris yra naudojamas pramonėje, kuriant realius naudingus daiktus. Tas jau 3D spausdinimo įvairios technologijos yra labai tikrai įvairių, jau seniai naudojamos ir viskas ten yra gerai. Tačiau kasdienime gyvenime galbūt man fantazijos šiek tiek pritrūksta, bet aš praktiniais tikslais, naudingais tikslais 3D spausdinimo tikrai kol kas nejaučiu poreikio. Galbūt jūs jį jaučiat ir rastumėt kur panaudoti. Na, bet kokiu atveju Gartneris mato, kad tai yra labai svarbus dalykas. Toliau 2013 metais daiktų internetas buvo keliamas, tačiau apie tą daiktų internetą šnekama labai daug, tačiau realiai, kol kas aš dar nematau, kad jisai įvyktų. Kas nežino, daiktų internetas galima sakyti apibrėžti taip, kad, bent mano toks apibrėžimas yra, kad kiekvienas daiktas, kuris vartoja elektros energiją, tuo pačiu turi ryšį su internetu. Tai yra vieni įtaisai gali tik tai pranešti kažką tai apie savo būseną. Jisai tenais yra koks nors skaitmeninis termometras, prijungtas prie interneto, tai rodo, galima sakyti, praneša informaciją, kokia yra temperatūra. Kitas įtaisas gali būti ne tik pranešti apie būseną, bet dar ir kažkokius veiksmus atlikti. Tarkime, koks nors lango valdiklis,
Jeigu gauna informaciją, kad kambaryje ten, tarkim, pasidarė karšta, tai tas lango valgyklis automatiškai pradaro langą ar jį uždaro. Na, tai, kaip minėjau, tas daiktų internetas tikrai apie jį daug šnekama, bet kasdieniam gyvenime kol kas, na, aš irgi pakankamai skeptiškai žiūriu tą daiktų internetą, nes, na, man kažkodėl atrodo, kad kokį nors šviesos jungiklį kartais verta atsistoti nuo sofos ir prieiti ir išjungti vietoj to, kad tas šviesa patalpoje automatiškai būtų reguliuojama. Bet čia jau mano asmeninė nuomonė. Tikrai yra sričių, kur tas yra naudinga, bet visuomet reikia žiūrėti, nepersistengti. Na, ta kiekviena nauja technologija kartais gali būti ir, na, turėti tam tikrų pavojų. Na, o šiemet į 4. poziciją iš 2014 iš 13 nuleisti asmeniniai debesys. Toliau 2013 metais buvo labai išskiriama, kad skaičiavimai debesyse, tas tikrai pasitvirtino ir tikrai daug užduočių, kurias anksčiau atlikdavo kompiuteriai lokaliai, tie skaičiavimai nukeliauja kažkur tai. Na ir man džiugu, kad šiais metais į 5. poziciją, 2014 metais į 5. poziciją yra iškelti programinės įrangos svarba. Na, aš čia šiek tiek gal ir ne visai taip jau gražiai galiu atsiliepti apie dalį programuotojų. Ilgą laiką tikrai programinė įranga buvo kuriama nelabai daug dėmesio kreipiant į jos efektyvumą. Tai yra svarbu, kad veiktų. Jeigu tas programinės įrangos geram veikimui reikalinga daug atminties, daug skaičiavimo galios, nu, tai technologinis progresas, nauji procesoriai, daugiau atminties, vartotojai nusipirks naują kompiuterį ir ta programinė įranga veiks. Na, bet kadangi šiek tiek pastaraisiais metais, bent mano manimu, yra sulėtėjęs technologinis progresas, tai iš karto iškilo poreikis, kad programinė įranga būtų ne tik, kad jinai suskaičiuotų, bet kad jinai tą suskaičiuotų ir pakankamai efektyviai. Tai yra, kad programinė įranga, na, būtų kuriama pakankamai efektyviai. Na, 2013 metais 6 pozicijoje buvo nurodytas dideli duomenys, tai yra tų duomenų kiekis pasaulyje vis didėja ir tikrai tas yra teisinga. Na, o šiemet, tikrai manyčiau, jau nesuklysta, nešiojami išmanus įvairūs įtaisai. Tikrai daug kompanijų 2014 metais pristatinėjo savo įvairius išmaniuosius laikrodžius ar kažkokius kitokius įtaisus ir tas tikrai, manyčiau, yra aktualu ir reikalinga. Na, 2013 metais 7 pozicijoje duomenų analizė. Tiesiogiai siejasi su dideliais duomenimis, daug duomenų, tuos duomenis, kad apdoroti ir vartotojai iš tų duomenų išrinkti reikalingą informaciją, reikia algoritmų, priemonių, kurių pagalba tas būtų atlikta. Tai reikalingi mechanizmai tai duomenų analizai. Na, o 2014 metais svarbus dalykas - programėlės išmaniesiems įtaisams. Kadangi tų išmanių įtaisų atsiranda, kas iš to, kad turės išmanų laikrodį, jisai rodys tik laiką. Tikrai vartotojų nepirks. Reikalinga kurti programėlės, kurių pagalba jų funkcionalumas ir pritaikymos rytis yra išplečiamas. Na, 2013 metais buvo toksai įvestas terminas skaičiavimai atmintyje, kad naujos technologijos, kurios leistų atminčiai ne tik saugoti informaciją, bet ir atlikti kažkokius skaičiavimus, bet šiemet tas punktas pranyko. Na, šiemet atsirado naujas terminas 2014 metais - internetas visur. Tai yra ne tik, kad jau daiktų internetas, kad įtaisai visi, bet ir visur. Visas pasaulis būtų padengtas interneto ryšiu ir galbūt žiniasklaidoje esat skaitę kokius nors pranešimų, kad, na, kuriami įvairūs ir su oro balionų pagalba, ir su įvairių lėktuvų, kurie varomi tik tai saulės energija pagalba, na, visas pasaulis galėtų naudotis internetu. Nes tikrai dar ir šiuo metu nemaža dalis žemės paviršiaus, na, galima sakyti, neturi normalaus interneto, na ir tikrai reikalingos priemonės, technologijos, kurios, na, leistų tuo internetu naudotis visame pasaulyje. Na, tiek 2013, tiek 2014 metų 9 pozicijoje esantis informacinių technologijų toks aspektas sutapo, tai yra integruotos ekosistemos, tai yra, kad labai toksai svarbus dalykas, kad žmonės, ar tarkim įmonėje, ar paprasti fiziniai asmenys, savo duomenimis, savo programomis galėtų naudotis iš visur, tai tas tikrai labai yra aktualu. Na ir 10 pozicijoje 13 metais buvo programų pardavimas įmonėse, kad programinė įranga yra, galima sakyti, kuriama specializuota tam tikrom įmonėm. Na, o šiemet atsirado, ne tai, kad atsirado, bet atgimė senas geras terminas
na šiandien neverčiau lietuvių kalbą, bet galima turbūt ir pasakyti, klientas serveris, kliento serverio architektūra ar vartotojo serverio architektūra. Na, aš iš tikrųjų asmeniškai nelabai ir matau skirtumą tarp skaičiavimų debesyse ir kliento serverio architektūros. Nes bet kokiu atveju, tiek skaičiavimų debesyse atveju, vartotojo turima kompiuterinė įranga, tai yra, galima sakyti, tik vartotojo sąsaja, kurios pagalba vartotojas kažką įveda ir kurios pagalba gauna rezultatus. O skaičiavimai atliekami kažkur tai toli. Na, tai galima sakyti, analogiška situacija yra ir su kliento serverio ar vartotojo serverio architektūra, kad pas vartotoją irgi, galima sakyti, yra tik tai ar terminalas, ar kažkokia ryšio priemonė, o visi skaičiavimai yra atliekami serveryje. Taigi, tai tokios buvo Gartner siūlomos išryškinamo aspektai informacinių technologijų svarbiausi 2013 ir 2014 metais. Na, o aš grįžtu prie vietinių realijų, prie studentų darbo vietų. Tai tikrai, kai tos informacinės technologijos studentus, čia studentus reikėtų tikrai suprasti plačiaja prasme, tikrai gerokai pakeitė patį studijų mokinimosi procesą. Nes čia po to studentų galima sakyti, bet kuris žmogus, kuris kažką tai nori išmokti. Na ir tikrai, seniau nereikėtų kažkokio konkrečios datos sakyti, kažkada tai seniau, vis tiek bet kokiu atveju labai studijų metu, mokymosi metu reikia atlikti įvairius skaičiavimus, tai rankiniai skaičiavimai, tarkim, interneto platybėse radau gražų paveiksliuką, kokia didelė logaritminė liniuotė kažkada buvo naudojama. Tai tikrai, žiūrint iš šių dienų, kelia šypseną ir tikrai nedaug kas jau ir sugebėtų naudotis tą liniuotę skaičiavimams atlikti. Na, tikrai, popierius ir rašymo priemonė, viena iš pagrindinių priemonių tiek informacijos išsaugojimui, tiek perdavimui, labai ilgą laiką, dar ir dabar popierius tikrai pakankamai aktualiai naudojamas yra. Aš vėlesnėse paskaitose net ir šiek tiek statistinių duomenų apie popieriaus vartojimą pateiksiu. Na, ir tarkim kokie nors mechaniniai skaičiuotuvai, kai jie buvo sukurti, toks pakankamai, žiūrint iš šių dienų, egzotinis įtaisas. Aš pats vaikystėje tokių įtaisų naudojausi, bet kadangi tuo metu buvau vaikas, tai jį ne naudingais tikslais naudojusi, o labiau žaidimams. Na, su šitokiu įtaisu tenais, tarkim, kokios tikrai pakankamai greit sudėties daugybos apimties operacijas galima atlikti, bet tas greitaveika tiesiogiai priklausė nuo to, kaip žmogus sugeba sukti rankenėlę. Na tai aš būdamas vaikas kartu su bendramžiais mes rengdavom varžybas. Kiek per minutę išsuksim tą rankenėlę, nes kiekvienas pasukimas, tarkim, jeigu skaitliukas yra nurodytas vienetas, vienas pasukimas, ekranėlė, galima sakyti, pasikeičia vienetų, plus vienetas. Na, tai kiek per minutę prisuksiu, tai kartais net pasklisdavo ir toksai kvapas pakankamai aitrus, kadangi įkaisdavo nuo įnirtingo sukimo tos rankenėlės. Na, bet kokiu atveju kažkada tai buvo tobuliausias skaičiavimo įtaisas, kuris gerokai palengvino žmogaus darbą. Na, jeigu dabar žiūrėtume, tai tikrai, turbūt pirmoji pozicijoje galėtume sakyti, kad tai yra kompiuteris ir tas kompiuteris įvairaus formato. Ir tikrai, aš ir toliau, kuomet sakysiu žodį kompiuteris, reikia turėti omeny, kad tai yra bet koks įtaisas. Ar tai toksai stalinis kompiuteris su pakankamai didelė žepelė, klaviatūra ir monitorium, ar tenais nešiojamas kompiuteris, ar planšetinis kažkoksai tai kompiuteris įvairiausių dydžių ir formų. Na, tikrai dabar labai aktualus dalykas yra išmanus ar nelabai telefonas. Ir tie telefonai dabar tampa ir tokiu ne tik plokščių paviršių, bet jau gamina ir lenktų paviršių. Na, čia toksai gal su šypsena išmanusis telefonas irgi iš interneto platybių. Senas Nokia aparatas apkabintas su videokamera ir MP3 grėtuvu, galima sakyti, tampa išmaniuoju kabutėse telefonu. Na ir klausimas, ar popieriaus įrašymo priemonė bereikalinga? Kadangi visą informaciją tikrai pakankamai lengvai ir greitai galima rasti internete. Na, ne visą, bet didžiąją dalį reikalingos informacijos galima rasti internete, o ką reikia užsirašyti, tikrai galima dabar sėkmingais, tarkim, ant įvairių planšetinių kompiuterių, naudojantis ar net ir su pirštu kartais galima rašyti, aišku, nėra tai labai patogu, bet kokiu atveju tikrai teoriškai dabar daugelį gyvenimo atvejų popierius įrašymo priemonė, kuri buvo įprasta labai ilgą žmonijos gyvavimo
istorijos laikotarpį tikrai gali būti sėkmingai atsisakyta. Taigi, tikrai tos naujos technologijos leidžia gerokai pakeisti tiek patį mokymosi procesą, na ir tikrai dabar kompiuteris iš didelio ir brangaus įtaiso tapo buities prietaisu, tiek pramogoms, darbui, kūrybai, bendravimui ir mokymuisi. Ir tikrai vystymasis nesustoja ir nežinia, kur pasuks ateityje. Na ir norėčiau parodyti dar vieną filmuką iš YouTube tinklalapio, kur bandyta labai trumpai ir glaustai nusakyti pagrindinius momentus, kurie susiję su informacinių technologijų, galima sakyti, su kompiuterių vystymus. Ir net matant, žiūrint tam filmuke, kuriais metais, kokie buvo, galima sakyti, tokie pristatyti nauji kompiuteriai, net ir peržiūrėjus šitą istoriją, tikrai visiškai lieka neaišku, o kasgi bus ateityje. Na, tikiuosi, kad pažiūrėjus tą filmuką pamatėt tokius keletą aspektų, bet kokiu atveju reikia vertinti, kad čia yra šio filmuko kūrėjų interpretacija kompiuterių istorijos, tikrai galima surasti ir kitokių pagrindinių aspektų, pagrindinių kažkokių momentų kompiuterių vystymas. Na ir dar vienas pavyzdys, kaipgi vystėsi Apple kompanijos, tikiuosi žinoma kompanija, gaminiai. Na, labai dažnai Apple kompanija yra giriama už labai tokį gerą ar gražų dizainą savo gaminių, bet čia kiekvieną kartą, dizainas tai yra skonio reikalas, kas vienam patinka, kitam gali ir nepatikti. Na, bet kokiu atveju tikrai nuo pirmojo kompiuterio, kuris buvo įdėtas į medinę dėžę, iki dabartinių iPhone'ų, iPad'ų ar iMac'ų, tikrai vystymasis buvo labai ilgas ir, laiko prasme nebuvo labai ilgas, bet formų prasme tikrai labai įvairus ir kito, praktiškai vos ne kasmet. Na ir klausimas, ar tos informacinės technologijos tikrai labai yra naudingos studijom ar bet kuriam kitam mokymosi procesui? Na tikrai, mano manimu, labai didelė problema yra tai, kad kas pateikiama gatava, dažnai įsisavinama paviršutiniškai. Na, mano asmeninė praktika rodo, jeigu aš
paskaitų skaidrėse įterpiu kokius nors filmukus, tai tik tie filmukai ir įsimena. Na, bet yra problema, kad filmukų pagalba tokių svarbių, sudėtingų dalykų ne visuomet jų pagalba eina perteikta informacija. Na, labai dažnas toksai, galima sakyti, paprieštaravimas, ypač iš jaunimo pusės žiūrint, ką mokytis daugybos lentelės, jeigu yra skaičiuotuvai. Tai yra, tikrai dabar yra problema, jeigu kažką tai reikia mintinai suskaičiuoti, viskas traukiamas išmanusis telefonas, kiek bus 2+2 ar 2x2, o 4. Tai tikrai toksai dalykas, kuomet tos informacinės technologijos leidžia pakankamai greitai atlikti veiksmus, kažkokias operacijas, kurias žmogui reikėdavo pagalvot, kažką tai padaryti, kartais tikrai gaunasi nelabai teigiamas dalykas. Labai dažnas pasakymas, kad kam ten kažką tai mokintis, kažkokį tai rašyti programinį kodą naują, viską galima rasti Google'e. Šiai Google'e rašau kabutėse, bet kokiu atveju, čia galima sakyti, internete tikrai daug ko yra, bet kokiu atveju svarbiausias dalykas tai, kad ir tą pačią Google'e galėtum sėkmingai naudotis, vis tiek reikia turėti kažkokių tai bazinių žinių, nes paprasčiausiai, jeigu nežinosi, kas yra daugyba, nežinosi, kaip tą operaciją atlikti, tai ir to skaičiuotuvų nemokėsi naudotis. Na ir tikrai, naudojant copy-paste technologiją dažnai nesigilinama į turinį, radau, ten parašyta, kad čia taip veikia, ar čia toks kažkoks tai tekstas. Taip ir liaudė dažnai naudojamas terminas Ctrl-C, Ctrl-V technologija. Tai tikrai nesigilinama į turinį ir kartais su copy-paste ir tokių juokingų situacijų gali gautis. Ir tikrai reikia vertinti tai, kad tai, kas yra pateikiama internete, ne visada galima pasikliauti. Nes jeigu jau žmogaus bazinių žinių lygis yra menkas, jisai skaitydamas tą internetą, galima sakyti, interneto tinklalapius įvairius, kas ten parašyta, aklai ir tikės. O ten parašyti, ar problema savo Facebooko nuorodoje, kažkas tai parašys, kad mėlyna yra raudona, daug žmonių tai palaikins, paskui dar kažkas tai pacituos ir paskui iš tikrųjų paaiškės, kad mėlyna yra raudona. Tai čia tikrai, neturint bazinių žinių lygių, paprasčiausiai negali kritiškai vertinti tos informacijos ir tikrai ne visada galima pasikliauti tą randamą informaciją. Na ir pabaigai, šiandien tokia, tikiuosi, anglų kalba jums yra ne problema ir paskaitysit prie šito paveiksliuko. Ir tikrai turėtų priversti susimastyti, kad ne informacinės technologijos, ne pats galingiausias kompiuteris kažkurį tai žmogų padarys protingesniu. Tai tikrai linkiu, kad apie tai susimastytumėt ir tas informacinės technologijas naudotumėt naudingai.